Gerą dieną, žiūrovai. Papasakosiu šiandien ne nuotykį, ne istoriją. Tabūnė istorija čia tokia bus, kada gyvenime prisiminti. Šitam darbe, šitos kompanijos, kur aš dirbu, Kulina vadinas. Aš dirbu dukterinėje, jo. Vienu žodžiu, šita kompanija naudoja tachografus, su kuria man teko pirmą kartą susidurti Anglijai. Aš nežinau, ar tie tachografai, pasakysiu toj pavadinimą, ar tie tachografai yra naudojami tik tais Anglijoje, ar jie yra gaminti anglų kompanijos kažkokios. Aš šitą nepasakysiu, aš Google informacijos neieškoju. Nelabai man tas aktualu ir buvo iš tikrųjų. Tai va, šitie tachografai vadinas Stone Ridge, angliškai tarės. Rašosi Stone Ridge. Stone Ridge. Jie iš principo atrado va taip pat, kaip ir, nežinau, praeitam darbė, man atrodo, Siemensas buvo. Paskui VDO tokį teko paturėti. VDO turbūt daugam girdėtas buvo. Nu, daugiau visokių yra iš tikrųjų tachografą, bet tie du vat buvo ir šitas Stone Ridge. Tai va, kas buvo čia su tais tachografais? Kadangi jie pirmos kartos vadinamas, man atrodo, dabar antra jų yra išleista. Bijau sumeluot, nepykit, jeigu biškiai informacija kažkokia pasenus arba netokia, bet buvo visokių nutikimų su jais, su šitais tachografais. Ne kiekvienoj mašinai, pas mus yra apie 60, va ten, kur aš dirbu. Šita kompanija turi daugiau iš tikrųjų. Nežinau net kiek, bet tikrai labai daug turi. Kažkada buvo, nežinau, apie 2000 gal mašinų, gal daugiau, nesvarbu. Prasidėjo tokie niuansai iš tikrųjų, kaip važiuoja, nu čia yra pas mus lietuvių, kartu dirba. Ir vis tiek žmonės pasišneka, vairuotojai pasišneka, ta prasme. Tokia situacija, vat kaip, pavyzdžiui, važiuoja ir užsidega ant ekrano, tipo, angliškai DigiCard malfunction. Nu ir karočiui, ką tai reiškia? Nu, kad... Blemba, dabar galvoju, kaip čia išverst. Nu, neteisingai dirba, ta prasme, kažkas ten negerai su korta. Dingdavo laikai ant ekrano. Vienam, man atrodo, net buvo išvis išspjovę kortelę važiuojant. Tai paskambina, jisai sustoja, paskambina į ofisą, tipo, ką daryt? Nieko, sako, dėk ir važiuok, tipo, atsispausdinsi šitą kvitą, ar kaip jis čia vadinas. Karočią, nesvarbu, kaip jis čia. Popieriuką šitą. Čekį, nežinau, kaip dar kiti vadina. Ir viskas, ir viso, nerodo ten tų pažeidimų, atsit nesupranta, kodėl ten, nu, atsispausdino ir viskas, tipo, dirb toliau, jeigu kas, kokie klausimai bus, parodys, kad, tipo, buvo toks incidentas. Man buvo toks bairis, papasakos iš savęs, ir čia daug, ta prasme, kaip daug, nu tai buvo daug, kas deda kortelę, nepriima, tu, tai papasakosiu, kas man buvo grinai. Ateina šį darbą, įsideda kortelę, nu ir jos man nepriima. 3 kartus išspjauna. Atseit, rodo, kad korta negera. Ir karočią, tipo, viskas, ieškok naujos kortelės. Aišku, susinervinau. Nu, kaip realiai šitoj situacijai, man atrodo, iki 14 dienų, jeigu aš neklystu, galima su ja važiuoti. O po 14 dienų jau bet kokiais būdais negali važiuoti, net jeigu ir kiekvieną... Na, tokioj situacijai, ką reikėdavo daryti? Ką reikėtų daryti iš tikrųjų?
Tai atsispausdini čekį prieš pradedant važiuoti, tada atvažinėjai darbo dieną ir vėl čekį atsispausdini. Nu ir viskas. Ir šituos turėjo saugot, nežinau, 28 dienas turbūt. Nu tai va, bet po trečią kartą man jie kaip 3 kartus nepriėmė, paskui man jie priėmė tą kortelę. Tada aš pradėjau važiuoti, nieko man pats tachografas nerodo. O čia buvo iš vis įdomus bajeris. Nerodo darbo laiką. Aš paskui šį kamerą paslėpsiu. Žmonių labai daug. Ir buvo dar vieną kartą buvo iš vis toks baris, kai rodo, kad kortelė man netinkama iš tų 3 bandymų įdėti kortelę. Tai vieną kartą buvo iš vis, aš išimti aš jos negaliu. Ten bandžiau įjungti degimą, išjungti, nežinau, palauk, dar kažką. Vieną kartą iš vis paėmiau aš ją ir ištraukiu, aišku, aš niekam nesakiau. Tiesiog paėmiau pirštas ir ištraukiu ten patį tą stalčiuką, o kaip man tą kortelę išsiimti. Tai šitoj situacijai, nu tai jo, rodo ten tą malfunction, kad kažkas ten, vienu žodžiu, kad ten kažkas, su jie yra kažkas negerai. Ir viskas. Tai tada dar nerodė informacijos. Valdžia sako, nu tai tipo, nuvažiuosi, pasakiau aišku apie problemą, nuvažiuosi, nu kaip nors atseit padirbsi. Sakau, aš tai važiuoti galiu, problemų man tai nėra, bet nerodo laiko, pavyzdžiui, čia aš pasidaręs, kad man rodytų, kiek liko vairavimo laiko, ne? Nu, kada pertrauką maždaug pasiimti. Tai ten nieko nerodė. Va čia viršuj nerodė irgi laiko iš vis. Nu, sakau, pabaigoje šito filmuką pamatysit ten per kitą, vienu žodžiu, per kitą aparatą filmuota, tai nenoriu aš minėti, nežinau, čia kažkas klauso, neklauso, nežinau, kas tą YouTube žiūri. Tai paskui neišskristų galai kokie problemų gali turėti stipriai. Ir vienu žodžiu, aš pabaigoje išsitraukiau tą kortelę, davė man kitą mašiną. Vėl ten kažkas buvo negerai, kad ten porą kartų nepriėmė jos. Ta prasme, stumė šitą ir man ją meta lauk. Neprima tiesiog kortelės. Tai ant galo gavos, kad aš įstūmiau ir pirštą užspaudžiau aš tą stalčiuką, nu ir kažkaip tada gavos, kad jos neišstūmė tos kortelės. Suvedžiau rankiniu būdu tuos visus parametrus. Manual entries angliškai vadinas. Rankinio įvedimas, informacijos įvedimas rankiniu būdu, turbūt šitaip gal taisyklingai lietuviškai sakytas. Mano nuostabai susivedė visi duomenys. Aišku, ten keičiant mašinas aš atsispausdinu ten tų popieriukų krūvą. Aš žinau, gal kokie 4-5 ten tie popieriukai buvo. Ir viskas atrodo čiotkai ir važiuoju, nes krovinys, blemba kaip vartos, vienu žodžiu. Ir tas krovinys jau pas mane buvo paruoštas, kaip ir normaliai, bet buvo dar vienas įdomus niuansas su kita mašina. Ir biškai gailiuos, kad aš nenufilmavau iš tikrųjų. Privažiuoju aš prie priekabos, sustoju, iš pradžių net nekreipiau dėmesio, kadangi buvo darbo dienos pradžia, ten gal buvo porą minučių pravažiuota, nežinau. Dar prieš keičiant mašiną, man ofisas sako, tai gal kaip nors pravažiuosiu, blemba, dabar bijau, pasikartosiu ar ne. Sakau, man nerodo vairavimo laiko paprasčiausiai. Tai ką, sakau, man kiekvieną kartą, sakau, sustoju, sakau, jūs siūlot, tipo, čekius, sakau, spausdinti. O kaip man tą laiką pamatyti? Nu, pertraukos laiką, tai aš dar galiu susiskaičiuoti. Bet vairavimo laikas, nes
jeigu yra parduotuvių daugiau, nu, negali spausdinti ten, kas pusvalandį, kas valandą. Nu, kaip gali iš principo, esant kritiniai situacijai, kodėl ne. Bet aš pasakiau, ką jūs man siūlot, nu, tai vienu žodžiu, nu, tai gerai, duosim kitą mašiną. Nu, tai va, tai čia tuo ir baigės, kad davė kitą mašiną. Ir kai sustojo aš prie rampos, pasin priekabą, mes turim pasitikrinti ten, nu, bent 10 minučių, 10-15 minučių šiaip. Bet čia dabar pasakysiu, priklauso nuo skubėjimo. Apeina šitą mašiną, viskas tvarkoj, pasitikrinu, krovinys prisektas, šviesos veikia, padangos geras. Įsėdu aš važiuot ir man kažkas su vairavimo laiku nepatiko. Toks vaizdas, kad jisai sumažėjo. Galvoju, kas čia per nesąmonė. O nesąmonė buvo tokia, kad va šitą laiką, va dabar kur matos 3.01, ja, jisai mažėjančia tvarka eina iki 0.0, jeigu visą laiką išvažiuosi be pertraukas. Nu tai čia dabar pasivažiuos, nežinau, kiek čia laiko sekundžių nerodo. Paskui bus 3 minutės, paskui bus mažėjančia tvarka 2.9 ir taip toliau, ne? O pasirodo, kad tas aparatas, jisai man vairavimo laiką numušinėjo, net kai mašina užgesinta buvo ir jinai net nevažiavo. Blemba, galvo, kas čia per anekdotas? Ta prasme, jisai kažkaip susidubliavo su darbo laiku. Nu, tipo, aš atstovėjau ten gal 14 minučių tikrinaus priekabą, tai automatiškai plaktukai, ne, buvo 14 minučių. Bet man tuo pat metu ir vairavimo laiką numušinėjo. Aišku, aš pradėjau panikuot, valdžiai nieko nesakiau. Tas darbas, kur man davė, tas važiavimas, tas maršrutas, buvo 2 parduotuvės ir aš primečiau, kad bet kokį atveju man užteks 4,5 valandos suvažinėti, padaryti ratą ir grįžti į firmą. Ta prasme, galvoju, grįšiu. Nu ir pasakysiu tada, jeigu kažkokios problemas, ta prasme. Ir viskas. Išvažiavau aš į reisą savo. Nuvažiuoju aš į vieną parduotuvę. Į tą pirmą 2 parduotuvės buvo, atsimenu dar. Ir kadangi ten biškiai užtruko, man gavas, kad aš atstovėjau 5 minutės prie rampos. Laikas nusinulino. Nu, va dabar, va, kiek pavažiavam. Rodo 2.9, ja? Ten laikas nusinulino, tipo tos 5 minutės praėjo. Ir atseit, kaip ir gali vėl varyti 4.30. Ir aš pradėjau važiuoti ir galvoju, kas bus dabar toliau. Nu ir pasidariau tokių porą testų sustojimų. Atseit, važiuoju, sustoju ir galvoju, pasižiūrėsiu, ar man stovint vėl vairavimo laiką numušinės. Nu ir pasirodo, kad nebe. Jis, nežinau, gavo per smegenis turbūt 5 minučių pertrauką. Jam ten susitvarkė, nežinau, atsistatė ar kaip ten buvo. Bet jau tokio nesąmonių nebebuvo. Tai va, toliau, kas buvo toliau? Ofisas visą šitą reikalą žinojo, ta prasme apie tuos tachografus, kad jie ten grybą pjauna. Nežinau, buvo ten gal 4-5 mašinos iš tų 60. Tai sakė, čia netrukus planuoja kažkokį ten servisą daryti ir prie to pačio tachografų programinį įrangą perrašyti. Ir viskas, va tas ir buvo, tą ir padarė. Nežinau, ar grinai visom mašinom. Nenustepčiau, kad visom mašinom perprogramavo. Nu jo, iš naujo įrašė tą programinę įrangą, software vadinas. Software updates, man atrodo. Nežinau, nesvarbu, kažkaip taip angliškai gal. Ir daugiau aš kažkokių nusiskundimų nebegirdėjau. Tai va. O kodėl mūsų šitą firmą naudoja šitos tachografas, tas Stone Ridge? Aš net nežinau iš tikrųjų. Tik tais galiu pasakyti, kad jau jie buvo nu tos naujos kartos būtent, kur
palidovo to GPS vadinamo rodo esamą vietą, ne? Nu, žinot, tipo, jeigu aš stoviu, tai mato transportiniai, kur jūs stovėjot. Čia nenaujiena jų dabar, tai tikrai nenaujiena turi būti visiems vairuotojams. Ir aš nežinau tiksliai, bet man atrodo, kad jau prie šito galim prisijungti per atstumą, nu, tipo, kai transportiniai važiuoja iš paskos, jie privažiuoja, nebereik stabdyti, jie per atstumą nuskaito duomenis ir jie mato, ar yra kokių nors ten kasekų vadinamų pažeidimo ar nėra. Jeigu viskas tvarkoja, tai jie net nestabdo. Nestabdo. O stabdys ar nestabdys, nežinau, gal vokiečiai sustabdys ir šiaip padangas patikrint, pažiūrėti, ar krovinys pritvirtintas. Tai va, čia tiek apie šitų tachografų grybavimo ypatumus, jeigu taip galim sakyti. Bet toks vaizdas, kad čia, kadangi buvo pirmas variantas, tai programinė įranga nebuvo turbūt daryta iki galo. Dėl to ir buvo ten ir laiko nerodymai, ir kortelės neįmanoma įvesti arba išmesdavo atgal. Bet sakau, čia buvo ne vien man, čia buvo visi vairuotojai, kurie važiavo su tom būtent problematiniam mašinom, ne mašinom, bet kur mašinos turėjo problematinės šitos kortelių. Vieną žodžią. Net nežinau, kaip pasakyti. Digicard angliškai. Digicard machine. Nu, kortelis neskaitytuvai, bet šitie tachografai, tai tachografai. Tai tai kol kas tiek turbūt. Nesirkit, susitiksim kitam filmuke. Čiau. Nu ką, būna ir šitai. Kortelė įdėta. Nežinau, kas ateityje bus. Tai ilgai nefilmuosi, kad manęs čia nenukirstų paskui. Ko nepadarysi dėl kontento.